Aš jau eilėje, šeštadienio turgus, žmonių daug, laukiam visi atidarymo, 12 valandą. Nuėjęs pas pirmą pardavėją, nemažai gerų daiktų radau, papuošalų, DVD. Dar apžiūrėjau radiją, panašią labai turėjau, bet ne, čia ne Olympus, todėl nepirkau. Čia jau labai daug didelių daiktų, namuose vietos nėra, tai stengiuosi pirkti mažesnius. Čia pamačiau Dyson dulkių siurblius, jų čia daug, bet kadangi turiu dar keletą neišvalytų, nenufotografuotų, tai labai nesusidomėjau. Šiame turguje žaislų netrūksta, daug jų yra ir aš vieną kitą nusipirku. Šį kartą Simpsono figūrėlę pasirodė įdomi. Už 50 centų ją paėmiau. Dar apžiūrėjau. Nieko labai įdomaus. Dar apačioje pamačiau keletą buteliukų, galvojau kvepalai, bet buvo šiaip kažkokios statulėlės. Čia patikrinau dėtuvę, tikėjaus fotoaparato, bet pamačiau žiūronus. Žiūronų neperku. Pamačiau elektronikos, bet labai jau apdaužyta, panaudota, tai nesusidomėjau. Žingsniuoju į priekį. Pamačiau matytą pardavėją. Jinai pardavinėja visada žaislus. Radau ir pas ją. Nusipirkau vieną figūrėlę Lego. Žalią gyvatę iš Ninjago filmo. Už 2 svarus. Dar truputį pakalbėjome apie turgų. Kaip sekasi. Sakė, rado irgi gerų dalykų, nes jinai atvažiavo 10, tai dar irgi apėjo turgų, kurie pirmi atvažiuoja, sakė 10 svarų į turgų įėjimas, o po to jau, kaip supratau, 12 valandą visiems atidaro, po svarą mes visi mokam. Čia pamatau daug senų daiktų, įdomus, bet brangus man, po 5, po 10 svarų. Tai norėtųsi 3-4 kartus brangiau parduoti, tai nelabai išeitų. Tiesiog parodau jums, ką galim pamatyti.
ką žmonės atveža pardavinėja. Atrodo turgus gal ir didelis, bet būna daug tokių tuščių tarpų arba labai išsiplėtę. Atvažiuoja žmonės, atveža iš namų visokių daiktų, kai kada net visokie puodeliai, puodynės, atrodo mažai kam reikalinga, bet bando parduoti, gaila gal išmesti. Pastebėjau, jeigu pardavinėja naujus daiktus ar įrankius, tai žmonių pirkėjų labai mažai būna, daugiausia prie visokių dėžučių, kur kas išverčia, kur didesnė betvarkė ant žemės, ten daugiausia žmonių pirkėjų. Čia randu, galvojau, kažkokią skaičiavimo mašinėlę, kažkas panašaus, bet čia žaislas, kasos aparatas vaikams. Tai nelabai susidomėjau, būklė prastoka. Radau dar stalą pilną elektronikos. Kainos internetinės, Sega Game Gear 90, PlayStation'as 1 su ekranu 90, Sega konsolė su žaidimais 130, PlayStation'o pirmi žaidimai po 5, tai vieną nusipirkau, gražesnį radau su knygutė, tai vieną pasiėmiau, bet tokie paprasti ten žaidimai, pilna jų. Čia dar apžiūrėjau DVD filmus, daug statulėlių, daug visokių smulkmenų, nelabai ką pamačiau. Čia ant stalo daug įdomių dalykų. Pamačiau pinigus, gal 2 albumus turiu, bet paklausinėjau kainas po 3 svarus. Tai sakyčiau per daug. Na, iš kur reikia žinoti, ką perkite, gal ir apsimoka. Laikrodukai, visi tiksi, visi veikiantis, bet irgi kainos didelės. Čia visokie ženkliukai, lipdukai, antpečiai, ar kaip čia jie vadinasi. Ai, šitas diržas patiko, klausiau, 25, tai sakyčiau tikrai per daug. Neturgaus kainos, o čia įrankiai, šiaip pafilmavau, po 3, po 5, daug visokių reikalingų daiktų ir kągi, keliauju aš link mašinos, dar vieną juostą praeisiu, pafilmuosiu, žmonių mažėja. Daug kas jau sėdi kavą gurkšnoja, pietauja. Nemažai žmonių tik atvažiavę iš karto bėga prie autobusiukų pirkti fish and chips, žuvį su bulvytėm. Anglijai populiariausias maistas. Vieną kartą esu ragavęs, tai nepatiko. Čia išėjimas arba įėjimas, viskas aptverta, čia mokėjimo postas ir kągi, keliauju namo, graži diena,
Beveik 2 valandas užtrukau. Turgus pasirodė silpnokas. 3 ar 4 maišiukus parsinešiau. Beveik pusę bagažinės užpildžiau tik tais. Bet, aišku, ne visos medžioklės sėkmingos. Bet pavyko rasti keletą įdomių daiktų ir jums parodysiu tuoj. Viskas jau sudėta ant skrynios, mano visi radiniai. Sakyčiau, nedaug, bet tokių visokių įvairių. Taigi, šitą sagę mokėjau 3 svarus. Dėžutė, aišku, čia kaip tikrinau, ne prie sagės. Vien dėžutę galim parduoti už 80. O šitą sagę neįsivaizduoju, reikės ieškoti. Toliau žiebtuvėlis, esu tokios firmos pardavęs 2. Už šitą mokėjau svarą kažkas gaunasi, nes pirkau kelius daiktus iš to pačio pardavėjo. Apie 8 svarus. Fotoaparatas gavosi irgi man svaras. Bet nėra baterijos. Tai reikės pasižiūrėti, kiek jin kainuoja. Gal bandysim ją įdėti. Ir kortelė 8 gigabaitai, visai gerai. Tai šitie fotoaparatai kažkas apie 20-30, jeigu geras stovis. Toliau Sony fotoaparatas. Toks jau truputėlį baisus. Apie 10-15 tikiuosi gauti. Šitas gražuolis telefonas yra, žiūrėjau, iš 80-ųjų metų kažkur. Amerikoniškas, prancūziško stiliaus. Mokėjau 15. Sakyčiau, vienas brangiausių gal mano pirkinių. Ai, ne, televizorių pirku už 30, bet už telefoną tai tikrai apie 70 mačiau įdėti yra Amerikoje, plus intimas 30, tai 70, jeigu gaučiau, būtų gerai. Toliau mašinytės, senos, baisios, bet firma gera. Dinky Toys. Šiaip jas perkat, restauruoja mašinytės. Mokėjau už visas šitas 4 svarus. Visas jas ar vienu metu dėsiu, parduosiu. Kas užsiema tais dalykais, galės žaist. Pagaminti Anglijai. Toliau laikrodukai. Mokėjau svarų už šitą. Pamačiau, kad šveicariškas, tai paėmiau. Dar čia išgraviruota. 60 metų, kaip supratau. Dovanota kažkam, tai supratau, kad pigaus nepirks. Tokio tipo neradau, bet būtent tos firmos tai nuo 60 prasideda. Dizelis, mokėjau 4 svarus. Kažkur apie 40 įdėtas, bet šitas jau pavargęs toks, nešiotas. Tai vat, toliau. Čia į kolekciją. Žaidimas. Buvo ten daugiau po 5 svarus, bet išsirinkau gal gražiausią su knygutė, kompaktas švarus. Čia, aišku, filmas geras, visi žinom jį. Tai mokėjau 2 svarus. Nelabai vertingas. Šitas filmas
6 dalis. Savo kolekciją mokėjau apie 2. Už šitą žaidimą mokėjau svarą. Čia yra kažkaip ten 20 klausimų ir ten žodžiu. Yes, no. Tiksliai nepasakysiu. Apie 10-15. Veikia. Bet nespaudęs. Vegetable. No. Mineral. No. Avers. Okay, yes. Kas čia bus? Button. Question free. Nu va taip ir žaidžiamas. Toliau peleninės. San Miguel. Beer. Mokėjau už šitas 3 svarus. Šitą kažkas apie 15 tikrai, o šitą, nu, kažkas čia England parašyta, England 10 gal, kadangi nėra jokių užrašų. Šaukštelį mokėjau svarą, apie 15. Būklė tokia vidutiniška. Tai man tinka. Toliau šitą mokėjau 50 centų. Čia iš Burger Kingo. Kelintų čia metų. Nu žodžiu, 2000. Toliau už tas knygas mokėjau svarą. Prieš pirkdamas pasitikrinau. Nes su knygom tai čia nesiseka man. Tai 16 yra. 2 tokias knygos įdėta po 16, kitas po 30. Tai 16 visai gerai. Toliau šitie visokie ženkliukai. Tai paklausiu, kiek už viską, sakė 10. Tai sakyčiau gerą kainą. Sakau, surizikuosiu. Čia, kaip suprantu, žmonos dovana vyrui. Cigarečių dėtuvė. Taip. Ir už šitus visus papuošalus iš to pačio pardavėjo mokėjau 5. Visokių čia įdomių. Reiks gal kažką paieškoti geresnio, bet dėsiu visus. Čia, man atrodo, kažkuris buvo firminis. Va, šitas firminis, Laurus. Čia daugiau nežinau. Čia reiks patikrinti, ar ne deimantai. Čia dar 5 svarai už tokį, tai žiūrėsim. Šitas draštukas eBay žiūrėjau, kad liktais visi buvo Amerikoje. Po 15 pardavinėjama. Stalo papuošalas. Aš mokėjau svariuką ir paskutinę kolonėlę. Jeigu gerai suprantu, čia prie gitaros prijungti. Mokėjau 8. Apie 30 įdėta. Tai vat, kaip ir viskas. Porą tašių. Viskas tilpo šį kartą ant stalo. Ir ką, susitiksim tada prie kompiuterio. Aš jau čia prie ekrano. Ir greitai pažiūrėsim, ką išėjo parduoti per paskutinę savaitę. Didžėjaus pultas ar kažkas panašaus. Už 25, bet pirkėjas parašė, kad prijungė, kažkas užtrumpino, kažkas nutiko.
Tai teko 15 svarų atgal siūsti. Neaišku, kas ten kaltas, ar jis, ar mes. Nors, nu žodžiu, taip išėjom. Toliau kasiečių grotuvas, Hitachi 44, Nintendo Wii konsolė, 27 beveik. Arbatinukas su 2 puodeliais, čia nesenai pirktas, kinietiškas, japoniškas, 33 svarai, Pionier grotuvas, kasiečių ir radija. Ne, nėra radijos, man atrodo. 42. Kamera Hitachi. 24. Kompaktų dėtuvė. 16. Pirštinės 9. Lenta prisitvirtina prie stalo klaviatūrai pasidėti. 20, dar vienas pirštinės 15, batai, čia mes gal už 25 įdėjom, kažkas panašiai, 16 pasiūlė, tai sutikom, po to šitas vaikams gaminti maisto, 38, kasiečių grotuvas filmų, 38 ir Denon muzikinis centras kasetės diską paleidžia, 100 svarų, tai vien šiandien pirmadienį nupirko šituos 3, tai visai gera diena, bet buvo čia, buvo grąžinimo, sakė neveikia, o šitas neveikia. Tai grąžinom 18,50. Tai va, tai visai gera savaitė. Daug pakavimo. Esu nufilmavęs, padarysiu video, kai pakuoju. Taigi, šią savaitę ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime neužilgo.